Gerą dieną visiems, čia Feniks TV televizijoje, aš Kazimieras Juraitis, šiandien mes turim svečiuose Eriką Švenčionę, kurie šiek tiek vėliau įjungsim. Na ir tarptautinis geros kaiminystės forumas neįprastai lyg tai kalba, na vos ne apie pasaulio tvaną, o pradėsim nuo Simpsono pranašyšių, kur žiūrėkit, viršui atsisuka kranas. А теперь о том, что происходит в реальности. Нечто пугающее фиксируют ученые. По всей планете исчезают реки, озера. Na gerai, mes patys pakomentuosim. Va, Erika, laba diena. Sveiki, sveiki. Na, lyg tai neįprastas toksai formatas. Čia tarptautinis geros kaiminystės forumas, jisai pilietinis toks politinis judėjimas, o čia mes pradedam vos ne apie tvaną kalbėti, sąmokslo teorijas. Kaip tau apskritai pakomentuotum va šitą Simpsono pranašystės ir kitus veiksmus, įvykius? Jo, gal Kazimierai, geros kaiminystės tai ir yra, kad turi rūpėti mums ne tik tai tas, kas vyksta mūsų pašoniai, bet Žemė tai yra visų planeta. Ir dėl to, kaip geram kaimynui gyvenančiam toj pačioj Žemės planetoj, mums turi rūpėti viskas. Ir kaip ir tu sakai, Simpsonai eilinį kartą mums duoda kažkokį tai tokią šaradą, priminimą, kurie viena po kitos pildosi. Tai yra baisoka, bet tas pildymas jis yra toksai ciklingas ir visi tikriausiai mes pagalvojam, ar Simpsonai žinojo ateitį, ar tiesiog jie programuoja ir pagal tai vyksta įvykiai, kuriuos jie numatė. Vat sunku pasakyti, bet tai, kas vyksta, yra tikrai baisu. Tai pirmą gal parodysiu nuo tolimesnių kaimynų, nuo Kazakstano, kas tenai vyksta. Nes yra artimesni ir tolimesni. Nu tai tolimesni, kurie ribojasi su Rusija, su artimu mūsų kaimynu. Čia pakomentuoja visos šitos teritorijos, tai yra vanduo, vandenys, ten visur vandenys. Čia iš lėktuvo skrydžio, čia va gyvenvietės. Toliau kaip atrodo natūroje tas dalykas. Na čia žmonės turbūt bando gyvulių bandas išgelbėti. Parodysiu dabar žemėlapį, kaip maždaug atrodo. Kazakstanas, tu matai, Erika, dabar mano šitą žemėlapį? Taip, matau. Aš kaip įsivaizduoju, čia kažkur tai va šitose va turėtų, nes iš Uralo kalnų. Orša ten yra, toj prie Rusijos pereisim. Čia į Kazakstaną vėliau biškėtėjo. Bet aš įsivaizduoju, va šičia va kažkur tai vyksta. Bet netiek ir svarbu turbūt, ar čia, nu čia jo, upė šiandien yra, tai va čia kažkur tai tie didžiuliai potviniai. Na, Kazakstanas tris upės didelės, tai Uralas ir Tyšius ir dar vienas Sirdoj kažkaip jis tai ten vadinasi, pavadinimas toks. Bet esmė tame, Kazakstanas neturi prieimo nei prie vandenyno, nei prie kažkokių ten jūrų. Ir ta teritorija, kuris skęsta, faktiškai yra smėlynai. Nu, pažiūrim tada. Pažiūrim, kaip yra natūra irgi atrodo, dar žmonės, bet вот kaip gyvuliukai. Сильное наводнение. Многие люди вынуждены были эвакуироваться, оставить свои дома. Мы просим вас не забывать про животных, забирать их с собой, отвязывать и выпускать из вольеров, загонов, чтобы у них был шанс на спасение. За волонтеры Казахстана спасают животных. И некоторым приютам приходится эвакуироваться с большим количеством хвостатых друзей. Отвяжите собаку. Не оставляйте животных тонуть заживо долго и мучительно, не имея шанса на спасение. Čia masiškai šuniukus visokias ten, kurie liko, labai jaudinančiai atrodo tavo atsiųsti kadrai irgi, va tokie pavyzdžiui.
Пойдем. Šunys, kurie liko, nespėjo, tai masiškai ant stogų sulipa. Nu jau masiškai, nes tada dar, va, kaip gelbsti labai irgi. Эйча. Ой-ой-ой, вот он. Сейчас. Он готов, да? Да. Сейчас, подожди. Давай. Идем. Иди сюда. Идем. Дай. Идем. Бутылку бери. Боится. Идем. Идем, маленький. Давай. Ой, ты Макар. Ой, Все. Nu, man vis tiek, žinai, tie baisus tokie kadrai, bet negaliu ir nesižavėti, žinai, ten išradingumų. Kaip vyrai ant bambolių išgelbėjo mašiną. Nu tai... В Оренбургской области во время наводнения мужики спасли свои машины с помощью пивок. К нескольким бревнам привязали 30 пивных бутылей и поместили под машиной. Машина держится на плаву, другим автовладельцам повезло меньше, их машины ушли под воду. В Оренбургской области во время наводнения мужики... Na, va, žmonės paėmė, išradingumą panaudojo, išgertą alų, bambolius pririšo ir iškėlė kaip ant pontono. Nu tai čia galėjai, žinai, taip, pašvelninimui situacijos, bet iš tikrųjų tai baisu, iš tikrųjų masinis tragedija yra. Pasakyk, pakomentuok. Kazachstanas yra Eurazijos viduryje, ne kažkur pakrašty prie vandenyno. Eurazijos vidurys. Ir tokia baisi situacija. Baisi situacija, tai noriu pasakyti, tai tęsiasi jau antrą savaitę. Ir mes jums nerodome tų vaizdų, kurie tikrai suplėšytų širdis, nes labai jau skausmingi. Kada vanduo pakilo 2, 3, 4, net 5 metrus, tai reiškia, po vandeniu liko ne tik tai gyvenamieji namai, jau ten, aišku, daugiabučių aukštai kai kurie liko neapsemti, bet turiu omeny, kas liečia kaimus, gyvenvietės. Ir ten liko ir fermos su karvėmis, su avimis, su kiaulėmis. Šitie gyvūnai neišgyveno, jie nuskendo po vandeniu. Šito mes jums nenorim rodyti, nenorim skaudinti, bet kiekvienas iš jūsų mąstantis tikrai suvokia, apie ką aš kalbu. Tai šitokios masinės gyvūnų žūtis ir gyvulių naminių vyko ir Kazachstane, ir dabar ir Rusijos teritorijoje, kuri irgi yra labai stipriai apsemta ir vanduo vis dar ateina. Ir tai vyksta dėl dambų, trūkusių dambų, ar jos buvo pažeistos dėl laiko korozijos, ar tai buvo pridėta piktavalio ranka, jau čia yra kita tema. Žiūrėk, Erika, aš bandydamas pažiūrėti informaciją, žmonių aukų yra sąlyginai mažai tenai. Nu tai 4, ten gali būti 2, ten ginčinasi, vienas pripažįsta, kiti nepripažįsta. Bet šiaip jau vietiniai žmonės sako, kad visur yra sabotažas, 5 kolonų darbas. Ten pradedant merais, baigiant gubernatoriais. Nu bent jau žmonės taip tvirtina. Tu daugiau gilinaisi, pakomentuok irgi. Apie tai, kad dambos nesaugios, kalbama buvo jau anksčiau ir buvo žmonės, kurie ten vietoje gyvena, kurie dirba būtent tuose objektuose. Jie apie tai sakė, kalbėjo, pranešė savo valdžiai, vietinė valdžia nereagavo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra daug valdininkų, kurie tiesiog dirba prieš savo šalį. Ir šitai buvo ir tarybiniais laikais, taip yra ir dabar, ir niekur nuo to tu nedingsi. Visi dirba savo darbą už didelius pinigus žmonės, ne tik tai, kad dambas sprogdina, bet ir žudo kitus žmonės ir mes šitai irgi puikiai žinom. Tai va, tai diversijų galimybė tikrai yra labai didelė ir jinai neatmetama ir žmonės labai dideliai panikoje dėl to, kad niekas nebuvo padaryta po pranešimų. Nu tai ten daugybė buvo pranešimų, kad žmonės įspėjo, kad jau sako, vad bėga vanduo, ten apsimetė, kad negirdėjo ten. Tai lyg tai dėl to ir sako, kad sabotažas tyčinis. Bet pas mus irgi Lietuvoje būna panašiai. Šitai, o kaip čia ryšasi su tais Simpsonais ir pranašystėm? Atrodo, nes daugybė žinant jau psichologiją, tų ypač, už zombį, sakys gerai, tai čia Rusija, tai jam taip ir reikia, žinai.
O prie ko čia Simpsonai? Tu čia man, Kazimierai, stringi, arba aš tavęs negirdžiu ir nežinau, kas čia yra. Pas mane tai puikiai viskas. Ir mes tikriausiai visai pastrigom, nes aš nieko negirdžiu. Kalbėk. Ai, kalbė. Tai va, tai žinai, dėl tų visų sabotažų. Vis tik tai teorija, kad vyksta požeminis karas. Yra, šita teorija netmetama ir jinai kuo toliau, tuo labiau yra pagrindžiama, nes kaip kitaip tada mes galėtume traktuoti Simpsonų visas pranašystės. Požeminis karas tai ir yra, kai kažkur šalta, kažkur karšta, kažkur vanduo, kažkur kaitra ir visa tai įtakoja mūsų gyvenimus. Ir paskutinės laidos, kurias aš peržiūrėjau, tai ten buvo tai pasakyta, tose vietose, kur buvo labai aukšta temperatūra pakilusi, ten yra numatomi žemės drebėjimai. Tai čia aš grįžtu prie to, kad yra trečiasis karas, tai yra būtent giluminis požeminis karas. Ir čia sabotažai yra tokie, kurių mes eiliniai žmonės negalim numatyti, apie tai negalim žinoti, tai jau yra tik tai išrinktųjų rankose ir viskas yra jų valioj, kur ir kada tai įvyks. Bet skaudu, kad mes nereaguojam, dalis žmonių džiaugiasi, kad va, ten kažkas įvyko Rusijoje, dalis, kad Ukrainoje, tai yra tragedija, mūsų asmeninė tragedija, kurios mes dar nejaučiame, nors turime ir Kauną, ir bet koks sabotažas Kauno elektriniai, tai gali baigtis tragedija visam miestui. Ir jeigu tragedija, sakykime, Kazakstane ar Rusijoje yra kitaip jaučiama, nes ten jie turi begalę žmonių, didžiulės teritorijas, tai Lietuva, kurioje šiai dienai gyvena apie 2 milijonus žmonių ir 10 žmonių žūtis ir 20 yra jau didelė tautos tragedija, aš taip manau. Sunki tema, labai sunku kalbėti, aš peržiūrėjau šiandien iš ryto begalės reportažų ir kai kurių tikrai nedrįsau tau siųsti, nes verkė širdis ir taip verkė, kad tikriausiai net ir kalbėti negalėtume normaliai be ašarų peržiūrėję, jeigu leistume dabar visą tai į eterį. Bet žinai, va, kaip tu pasakei telefonu, kad Dubajui potviniai, pavyzdžiui, tai iš kur ten gali būti, iš karto net juokas sukelia, Smėlynuose. Bet pažiūrėkim. Проливной дождь, погибли люди в зоне бедствия Мьянма, Бахрейн и Кувейт. Молнии бьют в шпиль самого высокого в мире небоскреба, по улицам плавают ламборгини и Феррари, а люди передвигаются по улицам по колено в воде. Это все Дубай сегодня. Мощный шторм обрушился на мегаполис минувшей ночью и не собирается сбавлять обороты. За 6 часов здесь выпало почти 50 миллиметров осадков, в то время как в целом по стране в среднем выпадает менее 120 миллиметров в год. Город фактически ушел под воду, затоплены станции метро, перекрыты многие трассы. Жители делятся в соцсетях кадрами буйства стихии. Из-за того, что дожди в Дубае редки, дороги не оборудованы дренажной системой. Во время сильных ливней вода скапливается на дорогах и подтапливает здания. Так произошло и с крупнейшим торговым центром планеты Дубай-молом. Вода хлынула на нижние этажи и парковку. Продавцы пытаются спасти, что могут, но это у них не очень получается. Товар тонет, по проходам проплывают люксовые сумочки и дорогая брендовая обувь. Полиция перекрыла участки одной из главных автомагистралей в одноименной столице Эмирата. Вода затопила подвалы, первые этажи жилых домов залила дворы. Местами не работает телевидение, школы и госучреждения переведены на удаленную работу. Gal ir užteks. Prieš metus mačiau, kad geologinis ginklas yra, pavyzdžiui, ledais milžiniškais išmušt. Tai kaip pirmą kartą pasakei, lyg tai juoką kelia, iš kur čia tos nesąmonės, bet vyksta. Kaip pakomentuotum? Pasakė apie ledus. Užvakar Vokietijoje praėjo labai tokie lietus, kaip sakau, krito iš dangaus ledai, su teniso rutuliukais, va tokiais, va, kai kur vietomis, aišku, gal ne taip, kaip yra vienais metais, kai automobilius ten visus sudaužė, bet taip pat irgi buvo nemaža banga. Kaip aš noriu pakomentuoti? Tikriausiai geriausias komentatorius šiuo atveju buvo ponas Žirinovskis, kuris pasakė, kad būtent apie šitą laikotarpį, pagal jo prognozes apie šį laikotarpį, tai stichijos bus tokios, kurias sukels būtent tas giluminis karas požeminis, kad mes turėsim susivienyti. Va čia yra jo žodžiai, kurie duoda vilties, nes yra paminėtas susivienijimas.
mes turėsim rasti bendrą būdą apsiginti nuo tų, kurie nori mūsų žemės rutulį performatuoti, pakeisti mūsų gyvenimus. Bet dar reikia nepamiršti, kad kalbant apie Rusiją, apie Kazakstaną, apie Ukrainą, kur buvo susprogdinta Chersono elektrinė, kad visa tai, kas ten įvyko, padariniai yra baisus, todėl, kad jie turi ilgalaikės pasekmes. Kazimierai, ten, kur jau nuslūgo vanduo, pas žmonės namuose liko iki metro dumblo. Reiškia, ateini savo namelius, o ten yra dumblas, kurį tu turi išnešti. Jau nekalbu apie tai, kad tavo tvartukuose, tavo fermuose, tavo darbovietėse, agrokompleksuose bus be galo daug lavonų, gyvulių lavonų, kas gali iš tikrųjų būti baisia ekologinė katastrofa. Aš nekalbu jau vien apie tai, kad badas, nes laukai išplauti, gyvuliai pražudyti, bet pati epidemiologinė padėtis irgi gali būti labai baisi. Bet apie šitas pasekmes mes sužinosim vėliau, kai pasibaigus šitai, sakykime, vandens stichijai ateis karščio banga ir mes jau turėsim visiškai kitą vaizdelį. Aš manau, kad kitą mėnesį mes kalbėsim jau kita, nei kiek nelinksmesnė tema. Nu ir atrodo vien vanduo, bet štai vėlgi Danijoje milžiniškas, kaip Notre Dame katedros analogas kažkoks tai irgi. Пожар. Огонь уничтожает один из символов Копенгагена – фондовую биржу. Зданию 400 лет, архитектурное наследие. Знаменитый шпиль из переплетенных хвостов драконов вспыхнул как факел и вскоре рухнул на проезжую часть. Остановить пламя не удается, уже обвалилась часть кровли. Спасатели предупреждают об угрозе разрушения несущих конструкций стен. Центр города оцеплен, дым от пожара видно даже из соседней Швеции. Когда все началось, из горящего здания вынесли все, что можно было спасти. Ценные картины и предметы искусства. Старинная постройка находилась на реставрации. Именно в помещении, где велись работы и возникло возгорание, власти планировали обновить фасады. Теперь эксперты говорят, что исторический памятник, вероятно, полностью утрачен. Ir atkreipkim dėmesius, kad netyčia dega simboliai lygtai tokie, va ten irgi birža, Notre Dame katedra simbolis buvo, čia vėl simbolis Danijos. Kaip su kuo sieti tuos dalykus? Kazimierai, bet matai, kai dega Danijoje ne vienas vienintelis pastatas, mes irgi skaudžiai reaguojam, nes tai yra istorinis pastatas. Bet nepamirškim, kiek istorinių vertybių bažnyčiose, muziejuose sukauptų asmeniškai būtent per šitą potvinį pražuvo. Ir tikriausiai pražuvo jau negrįžtamai. O jeigu apie gaisrus, tai gaisras Danijoje, tai manau, kad vis tik tai yra žmogaus rankų darbas. Neatsiunčiau tau video, bet tragiška padėtis yra Čilėje, kur yra labai daug gamtinių gaisrų ir su jais jie dabar kovoja. Ir ne tik Čilėje, yra ir daugiau, kur ir mes neužmiršom dar tų gaisrų, kurie buvo ne taip senai, kur sudegė ir visas miestelis, jeigu prisimeni, ten Jungtinėse Amerikos valstijose. Taigi tai tik įrodo, kad trečiasis toksai karo frontas yra giluminis, požeminis, jis vyksta ir būtent jis yra šiai dienai mums pats pavojingiausias. O kaip tuo siejasi vis tik tai su gerosios kaiminystės forumu, pabaigai? Neišgirdau tavęs visiškai. Kaip siejasi su idėja geros kaiminystės? Mūsų tema šitą šnekama. Mes visi gyvenantys savo šalise ir jeigu mūsų nepaliečia joks, sakykime, kažkoksai baisus epizodas, jeigu pas mus nevyksta karas, jeigu pas mus nevyksta gaisrai, jeigu mūsų namai yra saugus, užsidarom langines ir nieko nematom, negirdim. Pamirždami, kad žemės rutulys yra visų namai. Dar kartelį sakau, kada tai ateis į mūsų namus, mes jau kitaip suprasim, kitaip vertinsim. Bet ar būsim sąžiningi patys savo, nenorėdami pagelbėti tiems, kuriems dabar yra sunku? Kažkodėl tai renkami pinigai dronams, renkami pinigai kariniai technikai, kažkoks tai ponas Ochmanas, netgi nelietuvis didžiuojasi, kad jis stengiasi pralieti kuo daugiau rusų kraujo ir visiškai nesistengia pagelbėti žmonėm, nieko dėtiem žmonėm, visiškai eiliniam žmonėm, kuriem kaip ir tau, kaip ir man nereikia karo, nereikia karinio konflikto. Tai siejasi su gera kaiminystė.
Reikia būti gerų kaimynų ir ištiesti pagalbos ranką dabar. Aš suprantu, kad nei aš, nei tu, nei mūsų geros kaiminystės kiti nariai negali atidaryti paramos fondo nukentėjusiems nuo potvinių, nes mums to neleis, mes nesam nei ponai Ochmanai, nei ponai Tapinai. Mums to neleis ir mes negalėsim pagelbėti būtent tokiu žestu. Nors manau, kad yra daug lietuvių, kurie mieliau paaukotų nukentėjusiems žmonėms šitose situacijose, o ne, sakykime, kariniai technikai, karui, dronams. Ir jeigu kas nors turi laisvas rankas ir gali įsteigti paramos fondą, būtent nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, žmonėms, kurie neteko būsto, o jų yra apie daugiau nei 1 milijoną žmonių, šiuo metu neteko būsto. Įsivaizduojat, pusė Lietuvos, mažiausiai pusė Lietuvos. Aš nekalbu apie tuos būstus, kuriuos bus dar galima išvalyti, atstatyti, renovuoti, kažkaip tai. Bet yra tokių, kurių tiesiog jau nebeįmanoma bus sutvarkyti. Šitiems žmonėms reikalinga visa tarptautinė pagalba, kiekvieno mūsų ir emocinis palaikymas. Nu, galų gale emocinis, moralinis palaikymas irgi labai svarbu. Gerai, ačiū tau labai, Erika, už tą reportažą. Pas mus Lietuvoje apie tai nekalba, apie tuos dalykus sistemiškai. Ačiū tau už darbą, tikimės greitų vėlgi pasimatymų. Iki kito karto. Ačiū labai, iki pasimatymo. Tikiuosi, kitas susitikimas bus jau linksmesnis ir netoks skaudus. Iki.